Čirpoje nauja paukštelė vaga. O mokykloje subrendo, užaugo nauja laida. Jūs jau pasiruošėte skrydžiui, užsiauginote sparnus ir kartu su pavasarinio švelnaus vėjelio plaikstomis žiedlapiais, lyg paukščiai iš gimto lizdo, išskrisite iš šios mokyklos antrųjų savo namų. Jūs jau pasiruošę. Tik kad dar stabtelėti, kad patikrintume, ar tvirtus sparnus užauginome, ar gausiai apsiplunksnavote žemėmis, mokėjimais, įgūdžiais per 12 mokyklinių metų. Jūs esate tie, kurie mokyklą baigėte ant naujo amžiaus slenksčio ir kitas 30-oji karta tai patiria. Todėl ir jums išbandymai neeiliniai. Dar mokyklos suole būdami jau laikėte valstybinius egzaminus ir per paskutinį skambutį jau žinote rezultatus. Valstybiniai jau praeityje. Nuo Ąžuolyno vidurinė mokykla įsakymas dėl leidimo abiturientams laikyti brandos egzaminus. Vadovaujantis pedagogų tarybos posėdžio protokolu numeris 5 1999 metų gegužės 20 dienos nutarimu leisti laikyti brandos privalomus ir pasirenkamuosius egzaminus šiems mokiniams. Taip. Išaušta diena, kai mokyklas nušviečia džiaugsmas. Palaima tampa klasės draugo žvilgsnis, geras mokytojo žodis. Pro žiedų sūkurius pasigirsta paskutinis skambutis. Šiandien paskutinio skambučio šventė. Šventė, kuri sako, kad vaikystė prabėgo, savo kelią jumyse abiturientai, skenasi jaunystė, veržlė, nepakartojama, nesutramdoma, nesugrąžinama, su išbandymais, nusivylimais, džiaugsmu ir laimė. Kokie jūs, dvyliktokai, geri, kad kiekvienas su savo aš. Išradingi, bet ir pasyvūs. Negrįž vaikystės puikios dienos, siaubingas juokas pamokų metu, negrįž skambučio pirmas versas ir už svajonės parašytas du. Išeidami parašėm testamentą, kuriuo palikom visą tai, kas mums brangu, valgyklą, sporto ir diskanų sales, brangius mums mokytojus ir draugus. Mes linkim jums sapnuoti skulptūras, Kudirkos, Vaižganto, Vydūno, valyti dulkeles nuo jų, bet nepamirš dalykų ir kitų. Matematika, anglų, vokiečių ir chemija
Surast mokėkite sistemą. Nebūtina lakstyti į pamokas nulines, tačiau ateikite į paskutinės. Paliekame jums kabinetus, kurių kas metai niekas nedažys. Paliekame foje, fontaną ir žaltį kiemo vidury. Paliekam stadiono žolę ir suoliukus rūkyt skirtus, biblioteką ir aktų salę, čia mūsų praleistus metus. Paliekam auklėtojas mūsų mielas ir mokytojus, su kuriais draugavom, ir pavaduotojas, madingas ir griežtas, į pastabas, kurių ne visas reagavom. Kur likimas mus nuves, ar laimingi būsim mes, pamiršėm savo svajones. Niekada mes nepamiršime draugų, nors buvo visko be draugų, ir įsiskirti bus sunku. Dar pabūkim kartu, neskubėkim išeit, pakalbėkim linksmai, susitiksim negreit. Dar pabūkim kartu, prisiminkim dienas, jas praleistas drauge ir linksmas liūdnas. Pabūkim kartu, neskubėkim išeit, pakalbėkim linksmai, susitiksim negreit. Dar pabūkim kartu, prisiminkim dienas, jas praleistas drauge ir linksmas ir liūdnas. Kviečiu jau 51 kartą išlydinti mokinius į gyvenimą lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją, ekspertą, rašytoją Vytautą Mizerą. Brangus mieli, buvę vaikai, dabar jau subręstantys žmonės.
12 metų skambutis trupino kelią, kvietė į kelią. Šiandien lyg sustojam, lyg viskas nutrūksta. Paskambinsiu šioje mokykloje jums paskutinį kartą. Duok Dieve, kad ir sulaukia žilos senatvės. Kada bus labai gyvenime sunku, jūs išgirstumėt tą skambutį ir žinotumėt, kuriuo keliu dar reikia eiti. Taigi kviečiu pasiklausyti švaraus vario balso.